Sveiki. Mes esame po Renuku. Renault Scenic, ko gero 2001 metų. Kur dingo Citroenas, aš nežinau. Tiesiog dingo, nenoriu daugiau matyti gyvenime. Atvažiavo nauja mašina ir mes turime naują problemą. Šita mašina, prancūzų, turi mobilią varpinę, arba tiksliau, net nežinau ką. Tai koks sprendimas yra nuimti nuo gumų, nuimti nuo jungties va čia va ir stengtis viską pakeisti ir sutvarkyti tam, kad veiktų. Pažiūrėsim, kaip išeis. Turim ne per daugiausiai laiko iki nakties ir stengsimės kokybiškai, kad laikytų bent ateinančiam 15 minučių. Nuiminėjom jungtį. Garso. Nice. Nu, užsidėk. O, net išsisuko draugiškai. Nu, sakiau draugiškai. Nu, gerai. Biskutį top. Biskutį nep. Sakiau draugiškai. Nu, gerai. Šitą išėmus. Nuėmus. Šitas irgi iš karto išimsiu, kad netrukdytų paskui. Viskas išsiskiečia į 3 dalis. Aha. Biskutį neapgalvota. Šitas nusiima, čia yra jungtis. Ir tada vamzdis nupuvęs. Tai gerai, pirma stadija padaryta, metas dabar nuimti nuo gumų. Šitą bakelį laiko 3 gumos, viena čia gale ir tada 2 gale. Tiksliau, viena čia gale, priekyje, kitos 2 gale. Labai gerai. Šitam reikės kokio gal atsuktuvo. Nuėmus bakelį, dabar reikia pakeisti gumas. Čia jos yra 3, kurios laiko bakelį, tai parodysiu ant vienos, nes jos visos lygiai tokios pačios. Čia yra guma. Kaip ją išimti, yra labai paprasta. Pasuki šonu ir tada palenkdamas į vieną pusę, gražiai, paprastai ir išėmė. Tai šitas gumas jau, kaip matome, reikia keisti, nes jos yra tikrai išsidėvėjusios. Palyginimui, čia yra nauja guma, čia yra dabartinė guma. Matosi, kad jau išplyšė, išsilankstė viskas. Tai, kadangi jos pakankamai pigiai kainuoja ir kadangi mes vis tiek čia, liaudiškai sakant, knysamės, tai tuo pačiu visas ir pakeisim. Kadangi naujesnė, dar nenusidėvėjęs, biškį sunkiau įdėt. Na va, taip ir įsidėta. Dabar metas kitas 2 padaryti. Dabar, uždėjus gumas, reikia uždėti bakelį. Su vamzdžiu, žinoma. Nu, tai ant 3 gumų, kaip nors, šiaip ne taip, manau, užsikabins. Tik tai svarbu teisingais galais sukišti. Na, po geranoriškos operatorės pagalbos pagaliau ant gumų uždėta. Vienas nebūčiau padaręs, ačiū labai. Dabar metas pereiti į šitą galą ir kažkokiais būdais sujungti šitus 2 galus. Na tai reikės pasistudijuoti, gal dar kokį krisfiksą pažiūrėti, arba ne. Ir kažkaip sujungti. Nu, tikėkimės gal bez cemento, gal su cementu. Pažiūrėsime.
Šiaip ne taip. Ir vėl su operatorės pagalba. Labai ačiū, vienas nebūčiau padaręs. Sujungiam du vamzdžius. Paprastai šitas įėjo, na. Ir, žinoma, šitą prieš tai užsidėjus. Dabar metas juos abudu susukti. Tai taip. Čia yra specialus varžtas. Aš jį vadinu mokyklinio suolo varžtu dėl šito galo. Jisai turi čia kvadratą. Nu, kaip čia pasakęs, 4 briaunas. Tos 4 briaunas labai nuostabiai čia įeina į kvadračiuką. Tam, kad jisai neprasisuktų. Tai praveri varžtą. Užvažiuoji būtent ant sujungimo vietos. Maždaug va taip. Tada yra prie viso šito toksai poveržlė arba šaiba, kaip visi ją vadina. Kurią aš uždedu kaip ne tą pusę. Ai, kitaip neuždėsiu. Geras. Ir žinoma paprasta veržlė. Visą šitą susukė. Maždaug, kad užeitų ant naujo vamzdžio galo, bet nenuliptų nuo jo. Ir tada su kokiu nors pačiu mėgstamiausiu įrankiu galima ir priveržti. Žinoma, pirmą patikrinus, ar teisinga galvutė, ir šiame atveju neteisinga galvutė. Tai ieškosim teisingos galvutės. Tai visą šitą surinkus, metas jį priveržti. Dabar vienas svarbus dalykas, tai kad kaip čia va matosi vos yra įpjovimas šitam gale. Ir žinoma, kitoje pusėje čia irgi yra įpjovimas. O čia absoliučiai teisingai yra įpjovimas. Tai svarbiausia, kad chamuto šitas tarpas, chamuto prispaudėjo, ar kaip jis lietuviškai vadinasi, šitas tarpas nesutaptų su tais dviem įpjovimais. O toliau tai va. O taip va paėmė, nors iš tikrųjų aš gal taip iš šitos pusės paimsiu, dėl to, kad vis tiek iš čia priverš lengviau yra. Pasiėmė bžik-bžiką, užstatai ant aukščiausio, patikrini, kad nenuliptų nuo šono netyčia, o dar čia pasilaisvins viskas biškiai, jo. Žinoma. Ir nu, jį suveržė. Nu, dar biskutį, manau, galima duoti. Na, va. Atsargiai, kad neperveršt. Šitais dalykais labai lengva. Padaręs ne vieną kartą, klauskit, kaip žinau. Tiek priveržus, pabandysime užkurti, patikrinti, ar leidžia. Žinoma, paprasčiausias metodas yra tiesiog su plika ranka, nes pajauti iš karto, kad vėjelis pučia pro kažkurį galą. Arba dar yra įvairūs įrankiai iš įvairių AliExpreso ar dar kur nors, kurie pajaučia tokias dujas už tave ir pradeda cypti, rėkti ant tavęs, keiktis ir visa kita. Tai pažiūrėsim, ar leidžia ar neleidžia, ir tada galima bus ir video netgi užbaigti. Galima bus vėliau namo eiti, pavalgyti pirmą kartą per 3 dienas. Kadangi vis tiek leidžia, kad ir kaip bebūtų nesąmoningai, tai reikės užvaryti mano mėgstamiausių dalykų cementų. Mėgstamiausių tik tai tada, kai aš jį naudoju. Niekada kiti naudoja. Tai čia yra tokio biški apkietėjusio, biški neapkietėjusio. Pažiūrėsim, gal netyčia kas nors išeis. Ir pabandysim užtepti cementu. Instrukcijose parašyta, kad jį reikia, kad prieš naudojant reikia pirmą iššildyti duslintuvą, o antrą jį sušlapinti. Tai duslintuvas jau sušlapintas, bent jau ta vieta, su kuria dirbsiu. Ir metas užvaryt. Gam. Na, va, tai gerai. Pagrindė leidžia per čia. Tai ant čia ir užvarysiu tokį gerą gabalą, kad jau tikrai neleistų niekada gyvenime daugiau. Arba kokiam gal 20 minučių dabar jau. Gerai, taip liberaliai užtepta. Tai
Ir tada pasiimam dar vos daugiau. Na, va. Ir užtepėm pirmą. Suminkom gerai, kad pasidarytų pasta. Čia tas pats kaip plastilinas, jeigu kas nors žaidė su plastilinu. Kai jisai šaltas, su juo nelabai gali ką padaryti, bet kai tu jį biškį paminkai, biškį sušildai, va tada tai prasideda menas. Na, vo. Užtepė. Ir aš pagalvojau, ką tik van dabar, padariau tokį retą man užsiėmimą, pagalvojau, kad gal reikėtų tiesiog visą apvaryti. Tai davai visą apvarykim. Čia tikrai pakankamai tos velnė pastos yra. Jeigu aš čia dar su atsuktuvu neturėsiu išdaužyti. Davai. O, skanumėlis. Biškį net nukrito. Skanumėlis. Gerai. Paminkom. Ir galima bus užsandarinti. O, gerai. Ir tokį gerą vientisą gabalą. Biškį dar dastumt, kad jau taip visai plikai nebūtų ir skystai. Ir vo. Čia dar matau tokį gabaliuką, kuris nelabai užsidengia visų tuo daiktu. Vo. Gerai. Imam dar. Ir dar. O, čia biškį paminkštėjęs, pakietėjęs. Nu, tai dar su atsuktuvu iškast. Kokį gražų gabaliuką. O, gerai. O. Dar paformuot biskutį. Čia jau praktiškai ne mechanikas, o skulptorius. Ar kaip ten tie iš molio, kur gamina dalykus vadinasi. Jau net pamiršau. Šventoji dvasia pašnabždėjo keramikai. Pagaliau po seno prisiminiau. Na, va. Gan naudinga turėti antras, trečias ir ketvirtas smegenis šalia. Gal dar ir šventoji dvasia apsireiškia karts nuo karto. Vieną kartą atsimenu senai man nuleido šventoji dvasia atsuktuvą, kai man jo labiausiai reikėjo. Tai vat geras dalykas. Pilnai rekomenduoju. Nu, dar va čia, biškį, kad jau tikrai būtų skanu ir gerai. Vo. Gerai. Nu, apžiūrim dar vizualiai, kaip ir viskas gerai. Ir dabar kitas žingsnis yra užkurti automobilį vėl ir sušildyti išmetimo vamzdį tiek, kad išdžiūtų visa šita pasta, kurią dažniausiai vadinama cementu. Tai tą ir darysim. Taip, kai pasta pagaliau išdžiūvo, galima pasižiūrėti, kad jinai... Čia buvo sujungimas. Pala. Čia ne Renukas. Kur dingo Renukas? Kodėl? Čia Citroenas. Nu, tai buvo, taip ir dingo. Reikės vėl žaisti. Nu, čia duslintuvas, kaip matot. Pačioje geriausioje kondicijoje. Na, tai rezultatas toks, kad Renukas atvažiavo, Renukas išvažiavo, sutvarkytas, geriau negu prieš tai buvo, tikiuosi, labai tikiuosi. Ir
Užtepus pastą pastai išdžiūvo, nu ir tada labai visi užskubėjo ir išvažiavo. Tai tas darbas kaip ir baigtas. Grįžo Renukas. Sakau, ne, grįžo Citronas. Aš taip Renuko jau pasiilgau, nors gal prieš 10 minučių išvažiavo. Sugrįžk, Renu, sugrįžk. Nu, dėja, tęsime toliau. Nežinau, gal stabdžius pabaigsiu pagaliau tvarkyti, gal virinti pagaliau pabaigsiu. Gal pagaliau darbą normalų gausiu. Nežinau. Sužinokite kitame video.